Gerbiamas ministre, kokius svarbiausius nuveiktus darbus išskirtumėte per šią kadenciją? Tai pirmiausia, turbūt reikėtų paminėti mūsų kariuomenės transformaciją, kurios viena iš dalių yra kariuomenės profesionalizacija, bet transformacija apima platesnį turinį. Tai yra ir mūsų jungtinio štabo įkūrimas kariuomenėje, didesnė kariuomenės atskirų pajėgumų integracija, naujų specialiųjų pajėgų įforminas kaip naujos kariuomenės rūšies. Paminėčiau mūsų tokį planinį darbą čia Lietuvoje, tai yra prasidėjusią planinę Lietuvos teritorijos išminavimą nuo pirmo ir antro pasaulinio ir nuo sovietų kariuomenės bazių užsilikusių sprogmenų, kad saugiau galėtų mūsų žmonės jaustis Lietuvoje, galėtų saugiau statyti ir nebūtų tokių sprogmenų pavojaus. Taip pat Lietuvos misijos, karinės misijos pabaigimą Irake. Kaip žinote, po 5 metų tarnybos dalyvavimo Irako operacijose mūsų kovinis būrys sugrįžo ir mes turime tik keletą karininkų Irake. Na ir toliau darbas su jaunimu. Ta, ką mes dabar darome, pasirašydami sutartis, kviesdami jaunimą į mūsų stovyklas, organizuodami įvairius renginius moksleiviam mokyklose, tarp jaunimo organizacijų. Manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus darbas, ugdant pilietiškai, patriotiškai nusiteikusį jaunimą. O kokie svarbiausi darbai krašto apsaugos sistemos laukia kitais metais? Manau, kad tų darbų tęsinys, tolimesnė kariuomenės modernizacija, kariuomenės profesionalizacijos užbaigimas, nes šiuo metu dar iki kitų metų vidurio tarnaus ir profesionalai, ir šauktiniai. Toliau pilietinio patriotinio ugdymo plėtimas tarp moksleivijos, mūsų dalyvavimo tarptautinėse operacijose tęsimas, o viską apibendrinus vienu žodžiu, tai yra tolimesnis pasirengimas tėvynės gynybai.